rasti didžiulę dalį slaptosios formulės, kuria funkcionuoja gyvenimas. Ši formulė skamba taip: susitelkdami į save jūs apsiribojate iš jūsų sklindančios energijos, apribojate tą kiekį, nes esate tik jūs. Tačiau sukeldami dėmesį į kitus, jūs spinduliuojate į kvantinį galimybių lauką. Energijos kiekį padauginate lygiai tiek kartų, kiek nesąmonė prisigalvojate, ir kvantinis laukas nebežino, ko jūs norite. Tai ir yra slaptoji geros formulė, kad galiausiai galit viską. Jei grūsite į kvantinį lauką, kas ateina jums į galvą, jis negrįš niekas niekados. Dabar daugiau atversiu jums slaptosios formulės. Afirmacijos metu mūsų noro projektas iškeliauja į kvantinį lauką. Ir ten mes įkeliame noro formą. Pripildome ją jausmais, užpildome ją energiją ir dėkingumu. Ir kvantinė beforma lauko bangos gal nusiųstą pranešimą virsta kvantinėmis dalelėmis. Kitaip sakant, kvantinės dalelės turi tą unikalią savybę grįžti iš kvantinio lauko bangų į daleles. Jūsų stebėjimo metu, kaip jis dalelėmis virsta, meditacijos metu įsivaizduojame, kaip mūsų norą mes jau gavome, kaip puikiai jaučiame ir dėkojame. Tai sukelia mums aukštas emocijas ir vibracijas. Tai paleidžiamas antras dėsnis. Pirmas buvo įsivaizduok, o antras yra jausk, kad jau turi. Ir šitie jausmai sužadina mūsų norų elektromagnetinę srovę, jei tą supranti. Tai paaiškina tavo auksinę formulę. Jausmas yra galingas pagalbininkas kūrybos procese. Jis sukelia energiją ir rezonansinės bangų struktūras. Tu rezonuoji tą bangą į kvantinį lauką. Ir yra ta forma, kuri yra sukurta, pagauna tavo rezonansą ir pradeda kurti tavo norą. Tuo metu, kai vyksta mūsų stebėjimo procesas, mūsų stebėjimas priverčia bangas virsti dalelėmis. Kol neveikia leidimo dėsnis trečias. Mes
stovime užmynę ant sodo laistymų žarnas. Vanduo nebėga, mes to žolės nepalaistome. Ir savo noro mes negauname. Tai yra trečioji paslapties didingos dėsnio paaiškinimas. Mokėkite leisti, dėkoti, duoti ir neužminkite ant savo sodo žarnos. Nors bus ten pilna vandens, bet nieko nepalaistysite. Besąlyginė meilė sustiprina energijos srovę. Ir mūsų noro materializacijos vyksta greičiau. Garantuotai. Besąlyginė meilė padidina energijos srovę, kuri teka sąsaja. Įsiklausykit, kuri teka sąsaja. Aš visada. Ir vėl aš. Per mūsų sąsają minčių sukurtas ir jausmų įelektrintas noras materializuojasi mūsų fizinėje realybėje. Ir tos dalelės per sąsają grįžta į mūsų realybę. Iš kvantinio lauko mes pritraukiame elektronus daleles ir mūsų noras virsta mūsų naujų gyvenimų. Virsta naujų gyvenimų. Tam, kad noras realizuotųsi, jau pasiųsta mūsų energija su noro parametrais turi grįžti į mūsų realybę. Ta grįžtamąjį ryšį užtikrina trečias visatos dėsnis, leidimo dėsnis. Jis sako mums: žmogau, leisk, priimti savo norą į savo gyvenimą. Kai mes dėkojame už norą, kurio dar neturime, šis jausmas sukuria sąsajus, grįžtamąjį ryšį iš visatos į mūsų gyvenimą. Ir kai įsivaizduota realybė tampa mums svarbesnė už esamą realybę, kai mes tikime ją labiau ir nepradeda dominuoti. Jis sukuria naują savo gyvenimą. O kuo ilgiau galvosite apie savo naują gyvenimą, tuo rečiau išstumsite senąjį. Toks vyksta tas mūsų kūrybos procesas. Apie 2 mėnesius. Todėl, kaip matote, tai nieko nėra nepaprasta. Dabar žinote stebuklingą formulę.